Sveiki, tamstos. 3 siuntikės šiandien iš Kinijos pas mus. Pasižiūrėsim, kas čia įdomaus pas mus atėjo. Taip, čia parašyta šalikai. Čia manęs paprašė užsakyti. Tai tokie šalikiukai. Darom, pasižiūrėsim, čia tokia labai jau plonos medžiagos. Panašu į sintetiką tokia, lengva labai. Tokia permatoma. Labai lengvas. Toksai, kaip sakant, vasariškas reikalas. Šalikas. Taip, na ir kitas toks, turbūt nepakoja, panašu, kad viskas ok su jais. Atrodo tvarkingi. Taip, dar viena siuntikė didelė. Taip, ir ką mes čia turim? Aš tokia suknelė kažkokia. Iš tikrųjų, kas čia? Suknelė kaip ir yra. Aha, tinkliukas. Čia vaikiška suknelė, va tokia, ale balerinos. Kažkas tokio, bet... Nežinau, čia tai turi būti, bet čia kažkokie, va... Na, visą laiką reikia žiūrėti. Tokie taškai yra. Reikės rašyti disputą. Va, čia dar stipriau yra. Visą laiką reikia labai tikrinti rūbus siunčiantis iš Kinijos, nes karts nuo karto pasitaiko. Dažniausiai viskas ok, bet kaip šiuo atveju yra negerybių. Nu, panašu tik šitoje vietoje yra kažkiek ar dažais aptaškyti, ar kažkas tai tokio. Čia va yra. Čia yra. O, nu jo, brokas. Tikrai brokas. Gerai. Ir dar viena siuntikė, įdomiausia į mano powerbankų kolekciją. Turėtų būt. Kaip minėjau, darau vis, kaip sakant, testus, už kiek reikia nusipirkti powerbanką, kad būtų bent 10 000 machų jame. Tai va, šį kartą powerbankas su saulės baterijų įkrovimu. Va taip atrodo. Iš tikrųjų pakankamai sunkus. Rašo 12 000 machų. Ir nu ką, reikia bandyti, testuoti. Pasižiūrėsim kaip tenai. Ar turi tiek ar neturi. Vienas išėjimas yra 1 ampero, kitas išėjimas 2 amperų. 2,1. Daug žadančiai atrodo, kainavo apie 11 eurų. Nu ką, testuojam. Taigi, šiek tiek pasižaidžiau su powerbanku mūsų. Iš esmės rezultatai geresni negu tikėjausi, bet nėra stebuklingi. Taigi, tarkim, svoris mano pirmojo powerbanko, kur buvo 1500 machų. Tai mes turim 122 gramus, o šito jau turim 218. Tai yra vos ne dvigubai daugiau. Tai iškart jaučiasi, kad čia yra rimtesnis daiktas. Taigi, tačiau pasitestavau jį ir iškrovimą, ir įkrovimą. Matot eigą viršui kairiai pusiai. Ir ką man daugiausiai išspaudžiau, 7000 su kapeikom. Tai yra, na, ne taip daug trūksta nuo 12 000, kas yra žadėta, bet vis tiek nėra tai, kas priklauso. Taigi, disputas ir vėl prašysim pinigų atgal. Tai va, taip pat pasitestavau išėjimą. Tai man jisai davė 1,6 ampero. Nežinau, kiek čia tiksliai mano gaunasi matuoti su šituo aparačiuku, bet sakyčiau, nėra blogai. Tikėjausi, kad bus 1,7, 1,6,8 maždaug toks atidavimas yra. Tai kaip minėjau, nėra blogai. Gyvent su tuo galima. Taigi iš principo naudojamas daiktas, tik tai, kad anyway, apgaulė. Ne 12 000, o 7 000 su kapeikom. Krovimas saulėje veikia.
tikrai reaguoja ir prieš šviesą, netgi prieš lempas, bet kiek išsikrauna tiksliai, čia jau sunku pasakyti, nemanau, kad tikrai bus stebuklas kažkoks tai, bet, yra funkcija, kažkiek gal ir būt ir pasinaudosi, kažkiek gal ir ne. Taigi, jeigu sudomina daiktas, norit pasipykti ir susigrąžinti pinigus, tai prašau, linkas bus description'e, kaip visada. Iš principo, už tokią kainą 7000 magų irgi nėra blogas variantas. Taigi, galima netgi ir pirkti. Taigi, tai tiek, dėkui, kad žiūrėjot ir iki greito.